sąjungos gyvenimo. Beveik viskas. Tam tikra gyvenimo dalis. Valaičio paroda šioje patalpoje. Kada buvo pirmoji, Jonai, atsimeni? Jonai, kada buvo pirmoji? Čia? Čia. Prieš 2 metus. Prieš 2 metus. Bet tai dar ne viskas, daugiau jau parodų vyko Lietuvoje, negu čia pas mus šiame kaime. Tai buvo ir Vilniui, 2 parodos Kaune, taip, Panevėžy, Šiauliuose, taip, kad Jonas apkeliavo su savo parodomis beveik visą Lietuvą. Ir čia jis maišosi pas mus labai dažnai, bet su parodom tik labai retai pasirodo. Ir ši yra jo antroji. Pirmoji buvo apie Čikagos lietuvių operą. Ir buvo operos kažkoks tai minėjimas ar jubiliejus, į tą progą surengta buvo Jono paroda. O ši yra apie visuomeninį lietuvių, Čikagos lietuvių veiklą, pradedant nuo 1961 iki šių dienų. Ir ši paroda vėl keliaus į Lietuvą. Lietuvoje rugsėjo mėnesį vyks Vilniaus dienos. Ir ta proga yra organizuojama didelė paroda apie Čikagą, kuri važinės, reiškia, į kitus Europos miestus, pradedant Maskvoje, paskui Šveicarijoje, po to grįš į Vilnių, po to dar keliaus Europoje kitose miestuose. Ir Jonas yra pakviestas toje parodoje dalyvauti, bet jo bus tik tai Vilniuje, į Maskvą nevažiuos. Čia mūsų visus sukvietė. Dabar apie jį, ką aš galiu pasakyti. Jis mano draugas jau nuo senų laikų. Ir galiu tik tiek pasakyti, kad bandžiau iššifruoti pirmoji jo paroda, per jisai pradėjo, reiškia, ne pirmąjį parodą, atsiprašau, bet reiškia, pradėjo fotografuoti Čikagos lietuvių veiklą. Nuo 1961 metų jis jau dalyvauja ir fotografuoja lietuvių skautų kasmetinės stovyklas, kurios vykdavo Rako miške Kasteryje ir kitose Amerikos vietovėse. Ir jo fotokameros objektyvą pamažu skverbiasi ir visuomeninė lietuvių veikla Čikagoje. Tai meno parodos, koncertai, kaziuko mūgės, organizacijų kaip Pasaulio lietuvių bendruomenės, Bliko, Alto posėdžiai, demonstracijos. Jis užfiksavo ir patį paskutinį Bliko posėdį, kuris vyko 1992 metais. Jis fotografuoja Baltijos kraštų meno parodą Čikagos simfoninio orkestro salėse, dokumentuoja 600 metų krikščionybės paminėjimų pamaldas Čikagos Švento Vardo katedroje, Lietuvos prezidentų Algirdo Brazausko ir Valdo Adamkaus apsilankymus Čikagoje. Ir bet to kiekvieną Čikagos lietuvių operos spektaklį jis fotografuoja nuo 1981 metų. Kaip minėjom, tų fotografijų paroda vyko čia Čiurlionio galerijoje prieš 2 metus. Tamulaitis yra dažnas svečias ir lituanistinėse mokyklose, iškiliųjų asmenų pagerbimuose, koncertuose, sambūrių ir organizacijų veikloje. Jis pasižymi ir kaip taiklių akimirkų gaudytojas ir žmonių veiduose, judesiuose ir užsiėmimuose.
Kaip matome šioje parodoje, jo fotografijose įamžinti ir lietuvių veikloje dalyvaujantys žymesnieji asmenys. Tai čia matome dailininką Viktorą Petravičių, vyskupą Paulių Baltakį, generalinį jau mirusį konsulą Čikagoje Petrą Daužvardį ir jo žmoną Juzę Daužvardienę, diplomatinio Lietuvos korpuso narį, valdovą ir kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidentų Stasį Lozuraitį ir daugelį kitų. Aš manau, kad labai aišku reiškia, kad Jono Tapalaičio fotografiją galima įrikiuoti į tą labai paprastą kategoriją, kurią mes vadiname dokumentinę. Jis neieško kažkokių tai efektų, štai yra be didelių pagražinimų. Tai yra mūsų dokumentininkas. Ir jis eina kai kurių kitų dokumentininkų, kurie čia dirbo Čikagoje dar senais gerais laikais keliu. Tai būtent buvo toks, kaip pavardė, Noreika, ir prieš Noreiką buvo toks Gulbinskas Antanas, kurie irgi čia, kaip tik toj pačioj salėje, ar toj didžiojoj, maišydavosi ir fotografuodavo kiekvieną mūsų įvykį. Dabar, kai jų nėra, aš manau, kad tą visą gražų darbą ir dokumentaciją apie Čikagos lietuvių veiklą perėmė Jonas Tamalaitis. Mes labai to džiaugiamės. Bet dabar tik tai vienas klausimas pabaigai reiškia, kaip pakeisti tą paprastą gyvenimišką dokumentalumą ir pakelti jį į tam tikrą meninę sferą, kur būtų galima pasakyti, kad čia ne vien tik dokumentinė fotografija, bet taip pat ir meniška. Yra labai subtilus klausimas ir, žinoma, taip paprastu vienu kitų žodžių negalima į tą klausimą jau taip lengvai atsakyti. Bet man rodosi, man siūlosi štai kokia išvada. Vis dėlto fotoaparatas iš savo prigimties, ipso facto, yra dokumentui skirtas. Taip, kad jisai žiūri į tikrovę ir tą tikrovę objektyviai pagauna. Ne taip, kaip tapyboje, skulptūroje, grafikoje, kur galima, pavyzdžiui, žmogaus portretą nupaišyti ir pridėti jam įvairiausių simbolių grynai ranka, kurių prie jo net ir nebūdavo. Tai Jonas ima gyvenimą realiai. Taip, kaip jis yra, nieko jo nepagražindamas. Tai dabar norint pasakyti, kad ši fotografija, kuri vaizduoja tikrą įvykį, be pagražinimų, būtų galima pavadinti meninę išraišką, tai aš manau, reikia mažiausiai 2 bruožų, kurie ją pakeltų į meniškumo stovį. Būtent kompozicinio požiūriu turi būti tobula. Reiškia, paveikslė, nesvarbu, ar tai būtų tapyba, ar kas, ar fotografija, visina kompozicija yra labai svarbus elementas, kuris riša visą vaizdą į visumą. Ir nesimato jokių kraipymusi, jokių bereikalingų elementų, bet viskas gražiai rišasi į vieną visumą ir tai mes vadiname kompozicija arba forma. Tai eidami po šią parodą pasižiūrėkite, kaip jo vaizdai tik pirmoje atlieka tą uždavinį. Ar jie visi sudaro kažkokį tai vienetą visumą, kurios jau negalima nei dalinti, nei išplėsti, bet turi būti taip, kaip yra. Tai jeigu jis atlieka tą uždavinį gerai, tai pirmasis reikalavimas išpildytas. Sakykime, ar tokią fotografiją galima sakyti. Meniška, kadangi kompozicija yra tobula. Antras reikalavimas, mano požiūriu, aš jau pasimečiau savo raštuose. Antras reikalavimas tai yra turinys, siužetas. Ir jis, norint turėti šedevrą, turi būti svarbus. Dabar mes visi fotografuojame ir dokumentuojame savo šeimas, savo pažįstamus, savo draugus, savo šventes ir viską dedame į šeimos albumus. Ar tos nuotraukos skaitosi meniškos? Greičiausiai mes nepagalvojam, kad jas reikėtų. Galbūt vieną kitą nufotografavę gėlę, sakytume, kad jau ji yra meniška, bet žmonės ar veikla ar ką, nevadiname meniškom, bet dedame savo albumą prisiminimui. Norint
dokumentinę nuotrauką paversti dar meniškesnė, ne vien tik per kompoziciją, bet ir per siužetą, svarbu, kad tas siužetas būtų svarbus. Jeigu jis yra nešioks netoks, tik tai mūsų šeimos ten pasisvečiavimas pas ką, tai mūsų, atrodo, siužetą negalėtume pavadinti svarbiu. Ir čia, kai turime Lietuvos Respublikos prezidentą, turime Čikagos lietuvių operą, turime dailininkų parodas, turime dailininkus, kurių šiandien jo gyvenime galbūt nėra, kaip dailininką Viktorą Petravičių, tie siužetai mums yra svarbus. Ir tada, jeigu ir kompozicija šiek tiek šlubuotų, vis viena tas siužeto svarbumas atlaiko tam tikrą frontą ir jis po kiek laiko, ne toj pat. Jeigu mes šiandien nusifotografuotume ir įsikabintume save parodai, tai mes pasijuoktume šiandien menas, kadangi per arti. Bet praeis 100 metų, o gal tiek nereikės, jau ten atpažinsime veidus, kurių gyvenime jau nėra. Ir staiga pasidarys ta pati paprastutė dokumentinė nuotrauka kažkas tai nuostabaus, kadangi jau įgauna istorinę plotmę. Na, tai aš skaityčiau, kad dokumentas fotografijoje, va kaip tik šituos bruožus turi turėti. Užėmęs kitų, anksčiau buvusių dokumentininkų eilę, reiškia, dirba šį darbą. O šiaip tai, kaip Algimantas užsiminė, kad šita paroda, bent dalis šitos parodos bus Lietuvoje šią vasarą, rudenį, jisai kitai nepaminėjo, kad jisai irgi prie tos parodos, toj parodai dalyvaus, kaip sakant, ir turės savo vaizdus apie Čikagą tenais įstatęs, nes mes abu buvom pakviesti. O taip, tikiuosi, kad gal atradot vienas kitas ir pažįstamą veidą iš senų laikų, gal ir save, ir patenkinti buvot. O baigiant, aš tik tai norėjau padėkoti čia Lietuvių tyrimų centrui, daktarui profesoriui Ačkauskui, kuris labai daug prisidėjo, Čiurlionio galerijai. Nu ir Tomui Kirvaičiai, kuris čia irgi padėjo parodą paruošti, taip pat ir Viktorui, kuris porą dienų ir čionais remavo ir numeriukus klijavo ir, kaip sakant, kad jinai gražiai įvyktų. Na ir taip pat Skirmantei, kuri ir šitą leidinį paruošė pagrindinai ir įkalbėjo mane, kad parodą suruoščiau. Ir taip pat prisidėjo daug prie nuotraukų atrinkimo. Bet visa bėda, kad jinai į Lietuvą dabar pabėgusi yra. Tai galima sakyti, gal pati stipriausia kaltininkė šios parodos. O šiaip tai, nu, pažiūrėkit, apvaikščiokit, apžiūrėkit. Tikiuosi, kad patiks. Ir ačiū už atėjimą. Labai faina, tam dar faina, kad mano draugas. Aš nieko
Algimantą labai lengva rasti. Pamatai gražią merginą, prieik, ten bus Algimantą. Dar reikia apkabinti ją, Patys magina, lygiu. Kokia daina? A būdai? Net aš nefilmuosiu, aš nemoku. Iš kur tai surasti? Aš klausos neturiu. Algimantas padainuos ir nufilmuoja. Jis sako, nemoku. Jau dabar neišeis. Prieš kažką. Ničego nebūti. Reikia ratelį. Ne, čia yra maršas, reikia žinoti. Algimantą parodė. Mokyklų žmonių yra daina. Klausyk 50. Tai dabar nejaukiai tą pačią dainą. Infinitum. Ne, aš turiu minėti tas pačias liaudiškas dainas. Yra daug labai. Tai kas tas liaudis, tai ir mes. Jeigu aš biškį ne taip padainuoju, žinai, autentiškai. Liaudis, žinai, su kankanai, žinai, kaip ten... Ispaniška. Nu, ai, balsas. Yra ant kalno. Mūrijoje. Ne, ant kalno mūrai, bet šitą. Čia jau. Kitas nu va, idėja pirma, bandyti. Nu, tai aš klausau, kad ačiū Dievui. Tada pašoka. Aš žinai, senatvė iki man klausau pagerėjau, nors atkurtau, bet pagerėjau, aš vaikas būdamas negalėjau. Tai dainavo. Brolis ir sesuo tai turi būti problemai. Muzikalus ir viena muzikantė, kitas dainavo. O aš negaliu atlaikyti fronto. Kokį nori nugalėti? Bet noriu prisiklausti. Sako, pamatoma. Visas apkabinimas. Čia kažkas tokio yra iš vidaus. Įsivaizduoju. Kaip man davė. Pinigai? Neišeina bumta, neišeina, nes išvažiuoja savo. Kas neišeina? Išvažiuoja. Kai mes galvojame apie Joninas. O čia kur mes ir kalbame. Neišeina. Neišeina? Čia jaunimo centrai nebus? Žinot ką, ar jūs padėsit padaryti? Ne, jūs mums padėkite tą nutę padaryti. Aš nemoku to čia daryti. Jūs čia laužą negalite sukurti? Galima. Ar įsivaizduojat, prieš 3 metus buvo, sakėte, palaukit kaip panelė. Skirmantė. Neskirmantė, ne. Ne, kaip ta, Jurga, ne, ta kur Kanada, kaip jinai vadinasi. Ula turėjo kažkokį specialų metalinį laužui, kažkokią dėžę.
Jūs sakykit, aš nebuvau prieš 3 metus. Aš mačiau, nebuvo galima užkirsti durų. Taip. Ir čia prie durų buvo. Norite organizuojate, aš sutinku, aš tada... Ji čia yra pirmininkė, prašau skaityti Aš su tada- jos aš tada- žodžiais, čia ne šiaip savo kas. Aš tada- Ar tu žinai? Aš taip kokia rimta pasidarys, tai pareiga. Aš pasakyti, jeigu jūs padėsit. Kas nori daryti Lemonte? Ten yra ežeras. Lemonte, pelkėse, kepsinė, kur gyvatės ir varlės ir rupūžės. Tai va, tai laužas, tai tada jau... Ir nors yra ką kepti. Varlių kojas kes. Čia toks delikatesas prancūziškas, kad viršūnė. Nu, aš sliekus valgau kaip skanėsnį. Ja. Aš prieskonį atvešiu varlytės, ten verks. Aš bijau sliekų. Žuvų negalėčiau pagauti tam prūdį. Ai, važiuojame namo. Jedžiame du Ne, namo. rimtai, o ką jūs rimtai kalbate? Ne, kol kas dar nieko rimto. Čia yra jau, žinai, sugalvota. Tuos žolės galbūt tai sukasi. Jau sukasi paparčio žiedas kažkur užfiksuotas. Svarbiausia yra, kad rasti reikia paparčio žiedą. Paparčio žiedas. Tai jau aš jau papasakoju, kaip reikia paparčio žiedą ieškoti. Bet tai dabar reikia paparčių. Po vieną neieško niekas. Tai papartai galima žolių, kurie, žinai, priveikti ir kas čia paparčio. Ne, bet truk taip. Maestro. Tokie dabar nelaimė, juos ištyto ir viską. Bet, sako, tokie gražūs, susimastė. Paskui po pusės minutės ir paršiukai kol maži gražus, o kai užauga ir sustojo. Tos nereikalingos. Tai nereikalingos. Gali pasiimti, jo, jeigu nori jo. Aš tam ir taip. Gali. Patikrinam, ką paėmė. Čia mano vaikiukas. Ateikite dar kartą. Jo, būtinai. Mes visada. Jonai, jums reikia pasakyti, dar ir su mano draugu atsisveikinkit. Reikia pasiimti šimotės. Negadink juostos. Čia ne tau, Gintarai, čia Jonai juosta. Bet pagrindinai turbūt visas šitas gyvenimas, kas yra pavaizduota, yra bandymas išlaikyti lietuvybės Amerikoje. Jonai, klausyk, žinai, tu kalbi kaip tarsi pasiteisindama, žinai, kad va, tai buvo svarbu, ką mes čia visi Ne, tai tame ir buvo, kai svarbu, jeigu nebūtų tas principas ar ką, dauguma šitų organizacijų neegzistuotų. Kas tos organizacijos, ką jos reiškia iš viso mum arba ten eiliniam žmogui atėjusiam čia į Ameriką iš Lietuvos šiandien čia dabar? Matai, jeigu ne tos organizacijos ir jeigu ne toj visa veikla, kurie dabar šita migracijos banga, kurie dabar atvažiavo, gal neturėtų visko šito, neturėtų gal jaunimo centro, kur galėtų kartais ateiti ir prisiglausti ar patarimą gal nebūtų ir Adomavičiaus, kaip sakant, kur ne vienas prieglobsi gal nebūtų daug ko, jeigu ne
pagrindinis ne tas, kaip sakant, išsilaikyti lietuviais Amerikoje. Kaip sakant, visą laiką nubyra ir kiekvienais metais tas yra silpninama, tu pats tai žinai gerai. Bet daug kas sakė, kad po 30 metų lietuvių nebebus Čikagoje. Vis dalykas yra išsilaikė 50 metų. Tada. Dabar ar dar 50 metų išsilaikys? Tai čia yra klausimas jau nebe šitos kartos, nebe mano kartos ar ką priklauso, bet yra priklausantis nuo šitų, kaip sakant, nuo tavęs, nuo Viktoro ir Tomo ir visų, kurie dabar atvažiuoja. Ką aš norėjau pasakyti? Mes ieškojom neigiamo atsakymą. Ką veikė tie lietuviai per tuos visus metus? Tu neigiamo atsakymą negali gauti. Ir negavau. Tai čia tokio nėra. Aš jo ieškau. Matai, ar vieną dalyką. Nekreipkite dėmesio, Ir aš biškai tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kai mes atvažiavom, Mes naudojame sąlygai. Nebūtų jų, kur mes būtume. Mes naudojamės ir visi naudojamės. Ne visi. Nepamirškit tų senukų. Arvydai, tu negerai kalbėjai. Tuose nuotraukose nepamirškit, jie naudojasi mumis. Jie ne, jūs biškai grubus. tai čia nėra klausimas. Bet matai, Arvydai, irgi labai reikia. Ir tavo šita paroda yra labai įdomi ir prasminga ta prasme. Savo padaryk, kad ateitų tavo ten kokią nors kitą kartą ir naudotųsi tavim. čia ne tame dalykas, naudojimasis, čia nėra, Jis daro televiziją. čia nėra klausimas, ar kalba. Jisai daro, Gyvenimas. jisai daro savo, jisai daro tą, ką jisai galvoja. Ką reiškia savo? Ne. Palauk, paimkim. Nieko tu nesupranti. Aš labai gerai suprantu. Ne. Nes jeigu juo nesusidos, kas ateina toliau, jam tai blogai. viskas. Supranti? Viskas, jisai sėdi ir jisai žino, kad juo Tu žiūri iš savo taško. Ne, aš nežiūriu iš savo taško. Iš koplyčios tada. tada. Supranti? Iš savo koplyčios. Kiekvienam, taip kaip šitiems, vat, kurie ten tose nuotraukose yra, jiems reikia, kad juos kažkas pratęstų, kad tas viskas kažkaip įsikūnytų, kad toliau nueitų. Ir jam to paties Tai reikia. čia yra blogai ar gerai? Ir jam reikia, ko jam reikia? Čia yra Jam blogai ar reikia gerai? eiti į Lietuvą, taip kaip Gerai, tėvams čia yra reikia. blogai ar Lygiai taip gerai? pat. Tu man gali Netrukdyk, pasakyti? labai gerai kalba. Blogai, gerai. Prie ko čia blogai ar gerai? Prie ko čia blogai Kam ar tas gerai? įvertina? Čia yra tai, ką tau reikia. Supranti, dėl ko tu Gerai. darai, Tai yra gėris ar blogis? dėl ko tu ten įsimiršti, dėl to, kad į Lietuvą kažkas neina. Taip kaip gyvai mirė, kad į Lietuvą kažkas neina. Dėl ko? Dėl to, kad tu esi gyvas dabar, supranti? Ne, klausyk, eikim prie Tai man smagu, kad aš esu. Arvydai. Man nesvarbu. Man smagu, nes žinai, dėl ko man smagu? Už tai, kad aš žinau dėl ko. Nesvarbu. Nesvarbu. Aš žinau dėl ko aš esu gyvas. Tai man nesvarbu, dėl ko tu esi gyvas. Arvydai. O man būtų svarbu, kad tau būtų svarbu. Arvydai, Čia yra kitaip. eikim gal šiek tiek giliau į tą temą, jeigu, kaip sakant, mes čia, kaip sakant, kalbam apie tai. Eikim, kai 49 metai, kai mūsų banga atvažiavo į Ameriką, aišku, buvo... Jūs ant kiek esat nuostabus, kad bangom negalima skirstyti. Jūs Galima esat skirstyti. Pala, klausyk, čia nėra tame. Sakyk, tu filmuoji. Kai atvažiavo po Aš myliu Joną, bet skirtingas buvo dalykas tik tame, Nesijaudink. Visi Kad- myli pakankamai Špylas jo. juodo nebus. kad mes atvažiavom ir mes visi legaliai atvažiavom. Bet dalykas Visi irgi buvo, legaliai. mes 5 metus Vokietijoje pragyvenom, sudaužytai Vokietijoje. Daugumas mūsų. Bet, kai atvažiavom, senieji lietuviai, čionais, kurie buvo, dalinai buvo dar komunistinio nusiteikimo. Na gerai. Ir paskui, kai žmonės čia pagyveno ir pradėjo mašinas, o jie, kai atvažiavo, jie dirbo po 5 centus į valandą, žinai. Ir, kaip sakant, jie patys vieni eina į darbą, kiti eina į jų lovos miegoti. Ir taip keisdavosi, kad pinigą sutaupyti. Nu ir jie nusipirko tos namus, ar ką čionais, kaip sakant, ir Brighton parke, ir Market parke, Bridge parke, ar ką. Jie Jonai, skaitė. tu pats tą darai? Aš to nedariau, bet Jisai aš prieisiu prie to. žmogus. Dabar, Apie aną kartą kalbėjai. apie vieną kartą, jo. Dabar, kai mes atvažiavom ir pradėjo po metų ar ką žmonės pirkti mašinas ir viską,
buvo aukštesnio išsilavinimo tarp kitko. Ir pradėjo, dalinai pavydas kilo. Ir, tai pradėjęs bankai atiminėti mašinas, ką, to neįvyko. Tada jie biškiai aptilo. Dalinai buvo ir Amerikos politika, nes Amerikos politika buvo rusai yra draugai, komunizmas yra draugai, mūsų draugai ir viską taip toliau, žinai. Ir jų daug, patys žinot, kad tautinėse kapinėse buvo daug paminklų su svastėm, kaip sakant, su kūjų pjautuvu ir raudona žvaigždė ir viską. Ir kai mes atvažiavom, tenais dar tuo laiku buvo toks lankas ant tų kapinių uždėta ir buvo užrašas Lietuvos sūnų kapinės. Tai dažnai iš nakties metu ant S raidės atsirasdavo paukščiukas. Teisingai. Bet dabar jau tas yra panaikinta ir viską. Ir daug paminklų jau yra išnykę. Vieną kitą dar gali atrasti tose kapinėse su raudona žvaigžde. Bet niekas neatranda giminių tų žmonių. O kadangi neatranda giminių, negali panaikinti. Bet kaip ten bebūtų, kai mes atvažiavome į Ameriką, pradėjo steigtis naujos organizacijos. Įsisteigė skautai, įsisteigė ateitininkai, įsisteigė visokios kitos politinės organizacijos, kaip Likas, Altas buvo senųjų lietuvių. Naujai atvažiavusiai tą organizaciją perėmė, išstūmė senuosius lietuvius. Ir buvo trintis. Ir ta trintis iki šios dienos nėra 100% dingus. To trintis dar yra. Anksčiau buvo žymiai skaudesnė ir stipresnė. Ir Rudis, aš buvau pas jį nuvažiavęs kažką tai pafotografuoti kartu su žmona. Ir aš fotografavau, jisai tenais su ją pakalbėjo. Ir jisai pasakė, sako, kai atvažiavo naujieji lietuviai, mes tikėjomės, kad jie įsijungs į mūsų organizaciją, sustiprins ir eisim toliau. To neįvyko, jie savo organizacijas įsteigė. Ne, bet dalykas... O kam tos naujosios organizacijos? Dalykas yra... Kam tos senosios reikalingos? Bet palauk, dalykas yra, tie žmonės, kurie čia gyveno, jie turėjo skautus, tą Vyčių organizaciją. Yra stipri, yra grinai katalikiška organizacija. Jie turėjo našlių ir našliukų klubą, kuri yra, kaip sakant, jiem buvo, mūsų atvažiavome, buvo visai nepriimtina ir visai nenaudinga ta organizacija. Ir buvo dar kitų, jie įsisteigė savo. Ir jisai nusiskundė, kad vietoj sustiprinti jų organizacijas įsisteigė naujos. Ir tas plyšimas ir buvo. Bet tas buvo neišvengiama, nes atvažiavę buvo žymiai aukštesnio išsilavinimo žmonės. Jų visas, kaip sakant, daleiskim, Likas buvo politinė organizacija, kuri jiem buvo reikšminga. Kurie čia gyveno, jiem buvo visai nereikšminga. Tai va, tai buvo tas skirtumas. Taip ir yra. Taip ir yra. Visada bus kitos organizacijos. Taip, vadinsis. bet jie nusivylė. Jie bus nereikšmingi. Bet jie nusivylė, kad jų organizacija nepastiprint, bet naujas įsteigėm. Čia buvo nusivylė. Tas pats yra ir dabar. Dabar atvažiavusią bando įsitvirtinti ir viską. Jie nelabai yra linkę jungtis į buvusias organizacijas. Nelabai linkti prisitaikyti prie senų organizacijų. Visada yra tam tikras skaičius, kurie toleruoja. Ir kai mes atvažiavom, buvo senų lietuvių, kurie, žinai, bendradarbiavo ir viską. Kiti buvo labai... Klausyk, tu man pasakyk, kiek kartų per amžius, nuo kryžiuočių, nuo ten nežinau kada, kiek kartų reikia duoti lietuviui į snukį? Kiek kartų reikia duoti lietuviui į snukį, kad jisai susiorientuotų, kur eina visas pasaulis ir kur mes turime būti šitą vietą? Gerai, bet matai, žinai, tas ryšasi su išsilavinimu, su atsiekimais ir su pergyvenimu. Yra labai, kaip sakant, nerealu tikėtis, kad kurie dabar atvažiavo lietuviai po nepriklausomybės arba šiek tiek ir prieš tai, kad taip pat galvotų, kaip mes atvažiavom po karo pasaulinio. Taip, nes mano pergyvenimas yra daug didesnis negu tavo pergyvenimas.
Ar didesnis, ar mažesnis, yra ne tame dalykas. Kitam nereiškia. Bet yra dalykas, kad yra skirtingas pergyvenimas. Tai kas? Tai gerai, labai gerai, bravo. Bet tas Varom, skirtingas. tavo galvosena ir tavo visą, kaip sakant, samprotavimą ugdo. Ir tu negali tikėtis, kad tu galvosi taip, kaip kurie atvažiavo po pasaulinio karo, kurie 5 metus pragyvenom sudaužytoj Vokietijoje, o jūs gyvenat po komunizmo priespaudoje ir, kaip sakant, buvo visai kitas gyvenimas, kad taip pat galvosite. Tai čia ir nesąmonė yra. Visa Bet bėda yra. jeigu mes esam lietuviai, kalbam tą pačią kalbą, Gerai. vartojam tą pačią gramatiką. Bet yra, kame dalykas iškyla, kad čia gyvenantis lietuviai galvoja, kad dabartiniai lietuviai turi taip pat galvoti, kaip jie gyvena. O dabartiniai atvažiavę lietuviai galvoja, kad jie turi galvoti kaip ta. Tai čia yra nesąmonė. Ir čia bukartiškumas. Šiaip savo pasaulyje negu tarp lietuvių. O kadangi pasaulis iš viso susibėginėja į krūvą ir viskas labai susimaišė, tai galim kalbėti. daug geriau iš viso gyventi šiaip savo pasaulyje kosmopolitiškai. Ne, aš... Bet mes norim, vis dėlto mes norim viduje giliai kaip nors dar be to viso išlikti kaip tauta. Vat kaip tą padaryti? Čia mes esam, kaip sakoma, Žinai, aš tau trumpą atsakymą duosiu. Kad aš daug kartų esu susidūręs. Per daug kartų esu susidūręs su žmonėmis, žinai, kaip sakant. Ir aš niekada pasakiau kai kam, kad per tuos 50 metų pripratot lankstytis ir uostyti svetimą smarvę pasturgalį. Ir dabar tą patį darot. Jūs nepripratot? Amerikoje jūs nepripratot, prisitaikėte prie Amerikos. Čia ir kalba apie Ameriką. Prisitaikėt. Ir mes Lietuvoje taip pat prisitaikėm, nes atėjo visiškai kiti ir mus užmušė. Bet mes dar likom gyvi. Jūs taip pat labai lengvai priėmėt, kai mes dabar priiminėjom, čia atvažiavę iš po to dar. Labai lengvai priiminėjom amerikoniškas taisyklės ir norime būti panašus į amerikiečius, nuėję į amerikietišką visuomenę. Bet ar yra taip reikalinga? Na, tai o mes būti skirtumą. Mes norim būti nekalbėk. Tu Nebeišpriimauji žmonos. nenorėtum Websterio žodyno ir tu nenorėtum būti. Arvydai, jinai man šiandien sutiko duoti savo ranką. Dėl ko tau reikia išversti dokumentą? Dėl to, kad žmogus nori įvysti į amerikonišką visuomenę. O jeigu tu nuvažiuodavai į savo kaimą, kur per neskyrė. Kaimą Vilnius, gerai kalbėjai. Kai aš nuvažiuodavau į savo kaimą, tai supranti, kas buvo? Man pasakodavo, dėdė, kaip man šūdą šiknos nugrėminėjo palėjoje ir kaip į prūdą mane kišo ir prausė ir kaip visas gyvenimas vyko ir ten viskas buvo ne į tą pusę. Pas tave šnekėjo kita šnekta ar ne? Mano aš savo šnektą išlaikęs. Ne, aš turiu omeny kaime, buvo skirtinga tarmė ar ne? Kokiam tu kaime, tu įsigėmė tik iš Vilnius, tu esi. Nuo bendrinės. Aferistas, nu. Labai arti. Arvydai. Mano kaimas buvo, žinai, kur Tabariškės prie Noreikiškių, literatūrinė kalba. Aš žinau, Kverijos gatvė, daugiau nieko. Nes aš žinau, aš nuvažiuodavau Pasvalio rajone, buvo iš motinos pusės. Ir tenai nukirtinėdavo galūnės ten. Tai gerai. Ir tu Kieno? porą savaičių pabūnė, tu taip aš nekiau. Mane išvesdavo iš Šilutės. Dabar lygiai tas pats į Ameriką, tu atvažiuoji, tu perini, teisingai. Tu perini tuos tu prisitaikai gyvenimą. Žmogau, varčelį, tau žmogau. Nes čia lygiai tas pats, jeigu tu Ne man, ne kitam, bet tau žmogau Jeigu varčelį. nekalbėsi amerikoniškai, o lietuviškai bandysi visiems aiškinti, kad jūs išmokite. Nes niekas nereikš nieko. Palauk, Arvydai, du dalykus. Galim, kaip sakant, gyvenam amerikiečių visuomeniai. Aišku, mes galim prisitaikyti. Ir aš, kaip sakant, ir pas amerikiečių fotografuoju ir viską, ir čia nieko nėra. Bet tuo pačiu gali išlikti lietuvis.
O čia yra Buvo ir mūsų, kaip sakant, ateivių po karo, kurie, kaip Ne jūs sakant, savo ateiviai. pavardes Ne, jūs išraitė esat mūsų per ateiviai. 3 skirtingus tarimus. Ir, kaip sakant, Mickevičiaus, Mitchell ir Mikalskį ir visokių kitokių pasidarė. Dalykas yra, kad jeigu, kaip sakant, aš nežinau, kodėl lietuviai pirmiausia bando savo pavardžių atsikratyti, gal jie gėdinasi, aš nežinau. Bet iš šitos pusės tu gali būti lietuvis, gali dirbti, bet taip pat ir Amerikos visuomeniai dirbti. Jonai. Bet yra dalykas, kad ir iš mūsų darbų ir dabar, kaip sakant, važiuoja. Ir turbūt gal svetimas kvapas geriau skamba negu lietuviškas ir jie su lietuvis nieko nenori daryti. Ne, Jona, yra išlikimo klausimas. Kas kokiom aplinkybėm gali išlikti? Vieni gali išlikti lengviau, integruodamėsi Tu esi lietuvis, tu gali lietuviškai būti ir tu gali amerikiečių Čia visuomenei tavo dirbti. standartai kalba. Klausyk, palauk, čia tavo kalba patirtis, gyvenimo amžiaus ir visa kita. Supranti, už tai, kad kai jūs atvažiavot, taip, teisingai, Kai jūs anie atvažiavo. pakankamai daug lietuvių, Vienas su mumis atvažiavo. tarp kurių galima buvo išlikti lietuvių. Galima buvo gyventi, galima buvo susikalbėti, galima buvo daryti. Jie padarė daugiau, kurie ėjo į amerikonišką gyvenimą, kurie buvo tie explorers, žinai, ieškotojai. Neteisybė. Ir taip toliau. Tai kas tas yra lietuvis išlikti, jeigu tu čia toj provincijoje sėdi ir galvoji, kad tu tenais Ne, palauk, Alvydai. lietuviškai ir pašnekėsi lietuviškai, tai tu būsi lietuvis. Ne, už tai, kad dar žinai, kas yra. Ar daug aš pavyzdžiu, jo šiandien gimtadienį. Po viso to yra, Tai žinai, koks kad dar skirtumas? idealizmas. Supranti? Tai Idealizmas, bet tas idealizmas yra taip. Gerai, paimkim tokį dalyką. Nes tavo gyvenime pačiame, Jonai, yra idealizmas. Už tai, Ne kad tu... idealizmas, tas... Nelieskit kiekvieną gyvenimą, man atrodo. Gerai, nelieskim asmeninių gyvenimų. Aš esu Ukrainos gatvės banditas. Man nemalonu, kai man draugas skriaudžia. Žodžiai gražus, suprantate? Idealizmas gal... Taip, už tai, kad jis yra. Todėl, kad jam to reikia, suprantate? Ne, už tai, kad jam to reikia, reiškia, jis yra. Jisai taip pavadina ir Jis ir viskas. bus už tai, kad jam to Jis reikia. taip pavadina. Ir kas nuotraukas, Balzekas vėliavą bučiuoja, vat kur nuotraukos iš... Už tai, kad Balzeko viduje, ten 9 pragaros sluoksnyje yra idealizmas. Jisai... Balzekas bučiuoja Lietuvą dėl to, kad aš jo neužšaučiau. Už tai, kad jo gilumėj ten kažkur. Jisai į partizanus Balzekas svajojo išeiti. Į partizanus. Balzekas, dileris, Ne. muziejaus savininkas, į partizanus svajojo išeiti. Bet tu žinai, dėl ko jisai tą pasaką pasakoja? Nu, už tai, kad jam to reikia, už tai, kad yra va, money smells. Aš Tai yra Balzekas. Žinai, Balzekas teisingai, jisai yra, žinai, jis Beznėjusio tėvas buvo ir visokių, jisai, tėvas ypatingai šlybį yra tikrai viską aš esu girdėjęs. Bet ne tame dalykas, jisai atliko tam tikrą darbą, kur, žinai, pas amerikiečius ne kiekvienas gal prieis, taip pat ir Rudis su šeima, kaip sakant, yra padaręs, kur jie net nesireklamuoja, jie nesiskelbia, bet yra daug padarę. Tu nueik į tą muziejų, tu vieną kartą pasižiūrėk, kas tam jo muziejui, kaip ten viskas būna, kaip jam yra nesvarbu, Gerai. kaip ten viskas yra, supranti? Gerai, Tas darbas yra parodytas visuomeniai, kad jisai išliktų, supranti? Bet to anksčiau ir to nebuvo. Gerai? Bet tai, kaip jisai dirba ir kaip jisai supranta iš viso apie lietuvišką kultūrą. Jis nesupranta. Tai yra, supranti, o tas išliks. Ir tas Išliks tik Balzekas, kažkieno dinozauras. Bet niekas kitas nepadarė. Išliks Balzekas vėliavą važiuoja. Tu nematei Balzeko, Ar- kaip jisai šneka iš viso Klausyk, savo ar kasdienybės. istorijai ne viskas kitas, kokie nors, žinai, kaip sakant, daleiskim, Taip ir yra, supranti, yra parašyta, Istorija. kaip parodo. Teisingai. kas lieka. teisingai, taip ir yra. Nu, taip ir yra. Tai va tas ir lieka. Bet jeigu panagrinėsi, kaip sakant, ateivių Čikagoje viską, Deiman Balzeko, ką jisai tenais ar savo dar ką, bet buvo skilimas ir tas skilimas nėra dingęs.
Ir priežasčių daug visokių buvo. Buvo lietuvių, kurie buvo daugiau susiprastę galvojantis ar ką. Ir, kaip sakant, kai mes atvažiavom, ir priėmė, ir padėjo, ir viską. Buvo, kurie buvo labai nusistatę. Lygiai tas pats yra. Aš čia esu susidūręs. Atvažiavo viena mano pažįstama čionais. Čia kavinėje. Priėjo kažkokia. O, tai jūs visi pamanysite, jūs viską nieko nežinot ir viską taip toliau. Pirmą kartą žmogų mato. Kažkur tu žinai, kai jis darė per tą visą laiką, žinai, ir ką. Bet yra, kaip sakant, Tai nieko nežinai. bukaprotiškumas. Žinai, Mano tėvas, kai išvažiavo iš Lietuvos, jis visą laiką galvojo, kad niekas Lietuvoje nepasikeitė per tą laiką. Per 50 metų Lietuvoje niekas nepasikeitė nuo to išvažiavimo. Tai čia yra nerealu. Viskas keičiasi pasaulyje. Ir už tai, kad reikia ir tarp mūsų ankstyvesnių atvažiavusių yra žmonių, kurie toliau nemato kaip savo nosies. Jie galvoja, kad jie paliko, taip ir yra. Ir dalinai, kurie dabar atvažiuoja vėliau, su tuo susiduria. Bet ne visi. nu nežinau, žodžiu, žinai, aš kažkaip ne apie tai kalbėjau, apie tai, kas lieka istorijai iš viso, žinai. Kas kaip su kuo susiduria, tai viena. Bet viskas ryšasi po trupučiuką. Ne, yra proginės nuotraukos, kurios išlieka, kurios įdedamos į knygas, kurios yra, žinai, Bet ar ten, kur kaip visi daro, žinai. Bet ar nuotraukos parodo tą visą veiklą? Neparodo, bet jos išlieka. Jos išlieka gerai, bet nuotraukos gali būti taip kaip ir statistika, duoda visai neteisingą vaizdą. Nu tai jo, bet jos išlieka, tai yra pagrindinis dalykas. Jos išlieka. Galima žodį. Geriausias yra žmonės, kurie Jonai, išlieka. galima žodį pasakyti. Gali. Iš to istorija daroma, suprantate? Iš to daroma istorija. Bet kiek istorija yra teisinga? Tai nesvarbu. Ne, tas yra svarbu. Taip, nesvarbu. Kodėl Lietuvos istorija yra Tai dabar pagal Lenkijos? Mes esam pasiklydę, žinai, taip, tai kažkas užrašė žmogus iš savo perspektyvos ir taip toliau. Ja, Taip, bet klausyk. Tai istorijos, žinai. Bet Aš kodėl- skaitau istoriją ir aš žinau, kad tai yra parašyta tik tai vieno asmens istorija. Gerai, sutinku. Bet kodėl Lietuvos istorija yra mokinama mokyklose pagal Lenkų užrašymą? O, nu, tai čia visai Jonai, kita tema. dabar aš turiu Visai įsijungti. skirta. Galim pasakyti. Dabar labai daug kas, kaip sakant, smerkia įvairias tautas. Tai mums kliūdė rusai, tai mums kliūdė lenkai, tai mums kliūdė vokiečiai. Nuostabesnės tautos, kurią aš pažįstu, tai už lietuvių nėra. Tai aišku, čia yra koks dar klausimas. Ir vienas iš didžiausių atstovų tos Lietuvos yra tarp kitko Jonas, dėl kurio mes šiandien susirinkome čia. Ne, Jonai, žinai ką, bravo. Jūs, Jonai, Ačiū, kad įvertinat. Visiems patiko nuotraukų, kur Vindokienė sėdė ant Ne. senelio. duokit pasakyti žodį man. Aš tik. Man patiko labiausiai, kad yra visame tame kažkokio humoro. Kad tai yra tik tai kažkokios Galim, proginės nuotraukos. tu nustebėsi, tai to pačiai Ne, žodį. nu iš tikrųjų. Patylėk, Arvydai. Man vienintelis dalykas patiko. Jonai, žinai, ir vat liko šioje kampanijoje 3 nuostabiausi mylėtojai jūsų meno. Jo, 3 nuostabiausi girtuokliai, Girtuokliai, kurie negerintis ir tarp kitko, aš visiškai metęs, bet šiandien vėl įkaliau. Ir Jonai, jūs esat nuostabus žmogus ir vat poro jūsų sakytų minčių buvo tokių, kad jūs labai keistai mastot, bet tarp kiek aš girdėjau, jūs esat labai nuostabus žmogus. Ir tarp kitko Arvydas ir vat mes trysia išlikę labai Ir aš nuoširdžiai. spardautas butelis ir Ja, ir labai Dar nuoširdžiai. netuščias. Jonai, man jau labai nuoširdžiai linkim jūs, kaip sakant, būti tokiu nuostabiu žmogum, kur jūs esate. Nes man teko asmeniškai su jums susitikti ir teko, ne? Nu, žinai, manim taip lengvai neatsikratysi. Dievas nenori, velnės negrėbė, tai reikia įvertinti. Kol yra. Tarp kitko, aš iškart įsidirpiu į tą. Sako, neatsikratysi. Aš stebėjau žmogus, kuris man, ne kuris, o panašiai man sakydavo, tada jis neatsikratysi.
Tai va aš toks esu. Jonai, ačiū Jums už viską, Jūs esate tikrai labai fainas, tikrai labai gera, kad tarp išeivijos... Esi koks esi, nieko nepadarysi. Jonai, tikrai labai faina, kad tarp išeivijos tos bangos yra tokių nuostabių žmogų kaip Jūs, kaip Kazys. Ir tarp kitko, va dabar man minčių yra tokių, kaip sako, Obana, Jonas, Kazys, kas čia yra? Čia yra nuostabiausi Lietuvoje esantis, kaip sakant, sielos pranašautojai. Jonai, Mes čia pasakė, tai gerai, užlenkė. apsiverkė, ne? Jo, tikrai pasakė. Klausyk tikrai. Žinai, o kas daugiau žinotų? Daugiau negali būti, nieko. Supranti, kas daugiau žinotų, jeigu nebūtų. Va, supranti? Nes yra svarbu visiems yra svarbu ir miela. Aš turiu vieną Jonai, dalyką kad tu žinotum, pasakyti. kaip Šlutas šiandien verkia, kad jo čia nėra toj parodoj. Supranti, kad jo čia nėra toj parodoj. Tų verkiančių niekada neišvengsi. Vienas įrodymas, kad Niekada žmonėms tai yra neišvengsi. svarbu. Yra svarbu. Yra svarbu. Dalykas ir tai yra... Aš galvoju, sakau, štai, kodėl žmonėm yra svarbu? Dėl ko Atsiprašau, galima pasakyti, Jonai, yra, Vietinis Arvydai, žmonės. galima pasakyti, trumpai pas Jūs kalbėkit, kiek nori. Čia yra šventa trejybė. Aš, Arvydas, mes trysia. Kalbėkit. Ne, palauk, yra karinė. Tai mes Yra šventa dvasia. Ir Debesėlis, balandėlis, Ir kuris Jonas. mato visus mus virš mūsų pakilę. Kaip aš jau šiandien minėjau, kaip sakant, iš kiekvienos grupės galima būtų padaryti atskirą parodą, žinai. Ir būtų, kaip sakant, vėl užpildyta šitą salę. Bandėm atrinkti iš įvairumų, kaip sakant. Bet tai yra, aš nežinau, dalis gyvenimo, dalis ką. Darai sutiesi ir Teisingai. ką nors, Jo. tam tikra dalis istorijos pasilieka. Aš turiu gerą draugą pažįstamą. Saulius Sasnauskas. Ne. man- Kuris fotografuodavo, paskui perėjo prie filmavimo. Ir kai aš susitinku, Paskui sugrįžo. ne grinai, kad iš teisybės, bet tik tai, kad jį perdėdį, sakydavo, užmiršai fotografuoti ir neišmokai filmuoti. Tai baisiai nepatikdavo. Algimantas Kazys. Ne, Penikas. Penikas? Ja. Penikas. Gerimantas pažįsti? New York'e. Ne, tai jo. Tai kai sūnus buvo karo akademijai, tai mes pas jį nuvažiavom apsistoti. Kai žmona dar laukėsi sūnaus pirmo, tai pas jį irgi buvo nuvažiavę per pasaulinę parodą ir paskui greitai po to jau žmona mirė. Bet viską tai mes sutinkam. Tai dabar nežinau, ar jisai Floridoje, ar jis Lietuvoje, ar jis New York'e, žinai. Bet nežiūrint to, jisai, kaip sakant, 3 dukras užaugino, nes žmona mirė, kai toj po gimdymo vėžių. Ir užaugino viską ir dabar apsiženijo, jis apkitko. Bet puikus žmogus, tai aš jį visada perzinu, bet neišpykčio viską, bet mes taip sutinkam viską. Kitai tiek buvo, jisai elektros inžinierius, jisai baigė pirmojų universitetą, bet niekur ilgiau nepadėjo kaip 6 mėnesius. Ir jisai gyveno Long Island. Ir vieną kartą sako, turbūt man reikės kraustytis į Long Island. Sako, nebėra fabrikų, kuriuose aš dar nebūčiau dirbęs. Sako, nebėra darbo kur rasti. Jis padirba 6 metus laiko, paskui jisai pensiją ima, važinėja ir viską. Ir jisai taip perėjo dabar, aišku, dabar jau pensija viską, bet iš dalies jis apaikus. Tai aš, kai sūnus buvo karo akademijoje, tai mes pas jį nuvažiavom, tai dabar užstatė video Kernagio koncertą. Kernagio. Ir taip paslapčioje filmuota buvo. Ir buvo tas laikraštis, kaip jisai... Gintaro Gimtasis kraštas. Ir čia siūdavo viską ir paskui, kaip sakant, mes taip jau užbarzdam, kad jau nesusudavo, kad jis sustabdė. Bet jisai gavo, ir aš nuvažiavau, pasiėmiau visą pusę, žiūrėjau. Ir vieną pasiėmiau, ant pirmo puslapio Vytis, antram puslapį 3 Vytis yra, ir čia Polio straipsnis yra, ir užrašas, kad jeigu mes draudžiam
vyti, tai mes turime ir 5 kampe raudoną žvaigždę uždraust, nes raudona žvaigždė yra iš caro palikimas. Ir taip išvedė ir viską, ir, kaip sakant, vytis ir viską. Ir už toksai gan įdomus, aš pradėjau skaityti jį, žinai, protarpiais Kernagį pasižiūriu, žinai, Nvidia. Ir kaip tik ir pagalvojau tuo laiku dar, žinai, tai mano sūnus nuėjo 88, tai buvo 88-89 metai. Pagalvojau, žmogus jaučiasi užtektinai saugiai, kad jisai tokį straipsnį gali parašyti. Nes aš girdėjau, kad paskui gal pekimo už tą. Bet jis vis tiek parašė ir jis, žinai, įsilaikė. Ir teisybę pasakė, kai jis čia buvo atvažiavęs jau į jaunimo centrą, jis čia kalbėjo, tai jis sako, aš čia nevažiavau, nes neturėjau ką pasakyti. Nu, man visai įspūdžio nepadarė. Bet iki šiai dienai aš turiu jam didelį pagarbą. Ką jisai pasakė po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kai Gorbačiovas kalbėjo apie skyrybas ir viską, tai ką jisai pasakė, tai per visą pasaulį nuskambėjo, kaip koks nors varpo garsas. Per visą mėnesį kalbėjo. Lietuva už tokios reklamos nebūtų už 10 milijonų dolerių nenupirkus. Ką Čekuolis vienu žodžiu pasakė, vienu sakiniu pasakė. Tu žinai, ką jisai pasakė, ne? Tu pasakė, sako, mums skyrybų nereikia. Mes buvom išprievartauti. Ir tas per mėnesį laiko per visas televizijas, per visą pasaulį skambėjo. Lietuva tokios reklamos niekada nebūtų gavus. Tai sakau, jeigu jis pasakė, sako, jis, kaip sakant, KGB pulkininkas, sako, aš tą ne Lietuvoje gavau, aš užsienį gavau tą. Bet jeigu ir jisai kokių šunybių yra padaręs, vienas tas jo pasakymas jau tikrai turėjo atpirkti. Jūs čia vis dalyvavęs? Prašau. Jau viskas. Dar butelis ir prašau pasivaišinti. Ne, mes butelį tai tu... Seni, tu čia mėgosi, ne? Tai kartu. Ne. Nu, pabandyk. Moteriškės čipsų paprašė, gal galima. Nu, tai prašau. Paimk ir... Kur, į viršų? Ir atėjo dvi moteriškės mums dviem. Tai mes eisime į viršų tada, su buteliu. Kur mes eisime? Viršui pa šitą aidę. Be butelio Be buteliu. mes tu ateisim. Gerai. Tai žinai. Tai skaitau, Aš žmogus, ką jis bebūtų padaręs, jis viską atpirko su to vienu pasakymu. O jis liežuvis ją turi, bet su mano kyla. Aš tarp kitko taip mąstau. Reiškia, dabar labai keista, mane išmušė iš vėžių, kai pasakė, kad dabar vienas iš šios socialdemokratų keliamas kandidatas yra Paleckis. Ir aš pagalvojau, kai jūs tarp kitko, aš už jį balsuosiu. Žinai, kaip Taip sakė, pat, kaip jūs kalbėjote. Man yra 3 Lietuvoje idealai. Landsbergis, Paleckis ir Čekuolis. Viskas. Kaip jis... Visi labai skirtingi. Tu prašai manęs neįžeidinėti. žinai, Jeigu ateini tyčia, tarp kitko. Sauliau, tai aš tau nežinau. pasakysiu. ėjau. Šaliai, prie Eifelio bokšto. Sauliau, Daugubas Čikagoje lietuvių Landsbergį labai remia ir gerbia. Aš tarp jų. Dalykas yra... Arvydas jų nemyli. Ne, Landsbergio? Tu būk savo vietą, pasikėlė. ne, palauk. Palauk. Landsbergis padarė daug klaidų. Viską. Ir didelių klaidų padarė. O ką gali padaryti? Nelieka vaidinti. Bet jisai dirbo ir stengiasi. Aš pažįstu Landsbergius nuo, taip švelniai tariant, nuo 85 metų. Landsbergis atėjo vieną kartą, aš buvau dokumentikos Kuris įdomu. senis, tas pats, kuris Jis yra taip. su gairėm šitoje nuotraukoje. Tikrasis. Mojuojantis, ar ne? Atėjo pas mane sakyti, mes čia norim filmą padaryti apie muzikantą, čia mūsų nepraleidžia, čia pizdės. Sakau, darykit.
Jis pasakė pizdėt. Jo, jis pasakė, nesakė pizdės, jis atėjo su tokiais aplopytais odom, žinai, ant švarko alkūnėm, atsisėdo mano kabinete, žinai, aš esu Lietuvos dokumentikos kino studijos, aš esu vyriausias dokumentikos redaktorius tuo metu. Man 26, atsiprašant, metų. Toks senas? Tuo metu buvo. Jis pacanas. Aš buvau pacanas, išmestas į tą visą dalyką, ne? Sakau, gerai, ką jūs nori parodyti? Čia Kutavičius, kompozitorius, Prancūzijoje, Laurai, ten, jūs nieko nesuprantate. Sakau, palauk. Kodėl mes nieko nesuprantam? Galbūt mes nežinom, galbūt mes norim sužinoti, bet tai kaip. Ir aš galvoju, blėt, iki kur nuvarė profesorių Lietuvos konservatorijos tarybų valdžia. O kaip tu gražiai išsireiškiai, kad mane stogas nuplaukė? Kokie Prašau, prisėdėti prie mūsų. Tai aš norėjau pakviesti pas mus. Sakė, čia sėdi. Mums čia gerai. Jums čia gerai. Tokias gražias merginas aš nesu matęs. Tai kodėl tu vadai šarką laikau? Ne tik laiko, bet man stogas nuplaukė. Neplauk. Kokie gražiniai. Neplauk. Iš Lietuvos, o jis lietuviškai moka. Tavęs tai tikrai nesupranta. Gal pas mus ateisit. Sakė, čia sėdi vieni vyrai liūdi. Pas mus yra... Vienas moteris ir liūdė. Ne, pas mus labai mažai moterų, daugiau vyrų, bet pas mus yra kompanija. Kadangi atėjo kažkas parsinešė iš jūsų, išsinešė. Iš kur jūs tokie gražiai? Aš Iš Lietuvos? iš Lietuvos. Iš dangaus, iš Kristaus žemės. Ko tu nori? Kokį Kristaus? Lietuvos žemės, ne Kristaus. Užeikit pas mus. Kristaus žemės yra Jeruzalė. Tai ten Lietuva gimė. Į trečią? Ar į Čia antrą? Lietuva gimė Lietuvos. Čia pirmas. O galiu... Vieno aukščiau. Dar vieno aukšto aukščiau O ir galima pas sporto. ateiti? Kaip? Galima pas jūs ateiti? Galima, pas mus ten yra kompanija, mes sėdim paprasčiausiai, sakė, čia 2 vyrai pasirodo, čia 3 vyrai, O pasirodo visi 3 gali ateiti. Tai jūs iš pasaulio skrydėte. Čia tavo. Ne iš mano, mes iš to pačio, visi iš vieno pasaulio. Kaip tu ją patraukė? Užeikit pas mus. Einam. Putinai. Būtinai. Negi filmuojate. Kai vyras ranką bučiuoja tiesiog. Čia ne vyras, čia mano draugas. ranką? O ką? Malonu, kai vyras ranką išuoja. O ką? Lūpos per toli. Ranka tai yra kaip pagarbos toksai. O kaip toliau bučiuoja, tai Kažkieno žmona ateina. kažkieno žmona. Nesakysim. Ir tokia grubi. Hebra išgerti. Ne ten. Ir tėvų nevažiuoja be tavęs. Tai, kad negaliu nevažiuoti. Aš negaliu nuvažiuoti, nes yra vaikas. Suprantate? Kieno? Iškart prašom atsakyti. Mūsų, o mano kur? Einam tikrai. Žinau, kad aš jau... Yra, ateik. Jinai sakė tik pusę Tai, minutės. klausyk, paimk sūrį. O ačiū. Šitais ten. Skubėk. Jūs užkapė Jie paliko visą likusiam gyvenimą. Prigėrėm, esame visi gerime kartu. Tai veža viskas. Varykis, Hebra. Palauk. Ir čia yra veiksmas. Čia ne aš esu. Ateisim, Čia tikrai. ne Ne, aš. tie, kurie veža, varykit. Tie. Viskas, nefilmuok, viskas. Jonai, nuotraukos, bravo. Ačiū. Žinok, padarė to, ko aš niekada nepadarysiu. Nuostabu. Aš nežinau. Visada, Taip gražiai. ką nors galima Dar padaryti. nieks nėra Ačiū, kad pasakęs. atėjai, klausyk, Karlinai. Būkim, Jonai, būkim. Kad nereikėtų spardyti, kaip aš sakiau. Aš žinau, jo. Gerai. Šiandien išsipildė mano didžiausia svajonė. Aš likau su savo draugu jo parodoje. Jonai, kada jūs, norit pasakysiu, kada jūs pajusit tikrąją lietuvybę, kada jūs atvažiuosit pas mane į svečius. Lietuvoje. Lietuvoje ne? Lietuvoje taip. O, Lietuvoje, bet ne čionais.
Čia neįva, kokia lietuvybė Amerikoje. Tai aš nežinau, kur tu žadi mane pakviesti. Tik Lvovo 39,3. 38,3. 38,3 kas? Lvovo. Niekada negirdėjau. Ir nereikia. Tai dabar mes turim surasti tušinuką. Jonai, kur tušinukas? Ne, dingo be žinios. Kada nori, kad aš tau pasirašyčiau dar? Ne man, o man. A? Na, einam, tai pakuruoju mergo. Ką tu nori? Tušinuko. Tai surasiu ką nori. O ką su to juodu, su šikinuku daryti? Tušinuko, ne šutinuko. O ką su juo daryti reikės? Man autografą. Autografą. Mes išnešė ne tušinukas, nu kaip tai galima. Okay. Ant ko? Turit? Ne, Jonai. Čia. Va. Man. Tau. Palauk, aš vieną kartą rašiau, rodos tau jau. Nerašėt niekada. Ant kortelės. Jokių kortelių. O ką tau rašyti reikia? Pirmoji eilė, kad mes esame visi vienos tautos atstovai ir kad visada aš laukiu jūsų savo namuose svečiuose. Tai aš to negaliu tau rašyti. Turit rašyti. Tai čia tavo nuomonė, ne, žinai, kaip aš tau tą rašysiu. Čia yra mūsų nuomonė. Tik nerašykit mylam arba mylimam, nes iš karto, kaip sakant, neįsiu niekur. Jei, tai Sauliui, gerai? Čia mano gimtadienis. Tarp kitko sutapo mano gimtadienis su jūsų parodos atidarymu. O, Čia yra didelis dalykas. Kodėl aš be dovanos atėjau, o vėliau atnešiu, dėl to, ką aš pasakiau. Ir tarp kitko labai nuoširdžiai prašom pasakyti porą žodžių. kad tu galvo, kad aš dabar galiu galvoti, ką rašyti? Negalvokit, o rašykit. Nu. Jonai, išliko vienas ištikimiausias draugas, jūs dar norit galvoti? Pasigėrus visada reikia galvoti. Kuo ilgiau galvoju, tuo man maloniau. Jūsų kairė ranka rašo dar dešinę.